Labadiena. Savaitės pradžia akcijų rinkose nebuvo itin džiuginanti. Daugelis Azijos bei Europos indeksų fiksavo neigiamus pokyčius. Investuotojų nuotaikas vėl valdė baimė, kad gilėjanti recesija karpo daugelių bendrovių pelnus. Kai kurių automobilių gamintojų kainas paveikė prastos žinios apie japonų automobilių gamintojos Toyota Motor Corporation planuojamus nuostolius dėl sumažėjusių pardavimų. Naftos kaina šoktelėjo į viršumą, OPEC vėl patvirtino dar praeitą savaitę buvusį sprendimą dėl gavybos apkarpimų. Pabaltijo akcijų rinkos vėl ieškojo krypties ir didesnio investuotojų dėmesio nesulaukė. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas fiksavo menką vos 0,26% kritimą. Akivaizdu, kad investuotojai jau gyvena švenčių nuotaikomis ir tai rodė 815 tūkstančių litų apyvartą. Valstybei nusprendus nuo kitų metų didinti akcizo mokestį, stipriems alkoholiniams gėrimams šiandien beveik leistinas kainos kritimo ribas demonstravo Anykščių vynas, Stumbras bei kiek mažiau krito ir Alita akcijos. Be to, šios bendrovės jau skelbia apie pelno prognozių mažinimus ir net apie gamybos sustabdymus šiandien užsiminė Vilniaus degtinė. Didžiausia apyvarta pasižymėjo TULT bei Klaipėdos nafta pozicijos. Pastarųjų kaina išliko nepakitusi, matomai investuotojai lauks daugiau žinių apie valstybės sprendimą parduoti akcijas, kuris pasirodys jau kitų metų sausio mėnesį. Rygos vertybinių popierių biržos indeksas dardėjo žemyn 2,97%. Apyvarta kiek sumažėjusi ir siekia 29 tūkstančius Latvijos latų. Investuotojų dėmesio centre ir toliau išliko SAF technika akcijos. Na, o Talino vertybinių popierių biržos indeksas krito 2,91%. Investuotojai ir toliau nerodė didesnio aktyvumo, ką įrodė 527 tūkstančių eurų apyvarta. Rinkos net neišjudino žinia, kad bendrovė Arkovara refinansavo daugiau kaip 6 milijonų eurų dydžio paskolą, skirtą užbaigti vieną nekilnojamo turto projektą. Na, o kaip jau įprasta, aktyviau prekiauta biržoje buvo Esti Telekom bei Tallink Group pozicijose. Šiandieną naujienų tiek, viso geriausio.